Labas rytas. Kaip jau įsitikinote, ruduo dar nespėjo paskutinių savo dienų suskaičiuoti, o laukus jau sniegas dengia ir keliai takeliai gruodų pavirto. Bet kaime gyvenimas verda. Todėl šiandien pasakosime apie ES paramą išskirtinės kokybės vaisių ir daržovių augintojams, apie Pagėgių vietos veiklos grupę, kaip sekasi kalvarijiečiams susipažinusiems su jurbarkiečių darbais ir sužinosime jūsų nuomonę, kas geriau – ropė ar ridikas. O dabar kviečiame sužinoti, kaip ES remia išskirtinės kokybės vaisius ir daržoves auginančius ūkininkus. Lietuvoje kasmet vis daugiau vartotojų ima kreipti dėmesį ne tik į maisto produktų kainą ar išvaizdą, bet ir į kokybę. Ekologinės produkcijos gamintojai ar jie prekiaujantys verslininkai jau turi savo pirkėjų ratą. O štai išskirtinės kokybės produktai dar tik skinasi kelią link Lietuvos gyventojų stalo. Štai tokiu ženklu žymimi vaisiai ir daržovės, kurių auginimui naudojami ženkliai sumažinti mineralinių trąšų ir pesticidų kiekiai. Jie dideli, spalvoti ir jie tikrai labai geros išorinės kokybės. Dėka sumažinto pesticidų naudojimo, dėka subalansuotos mitybos, mes turime ir žymiai geresnę vidinę kokybę. Nuo šių metų pavasario išskirtinės kokybės vaisius ir daržovės auginantys ūkininkai gali naudotis ES parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę aplinką tausojanti vaisių ir daržovių auginimo sistema. Taip pat visi išskirtinės kokybės produktų gamintojai gali pasinaudoti kaimo plėtros programoje numatyta parama pagal priemonę dalyvavimas maisto kokybės schemose. Auginant išskirtinės kokybės vaisius galima gauti iki 10 000 lito ūkiui už sertifikavimą, už reklamą, bet taikant tausojančią aplinką sistemą, tai čia jau yra išmokos. Jos mokamos dėl to, kad kompensuoti nedagautas lėšas už produkciją. Nėra didelė ta kompensacija, atrodo 1000 litų hektarų, mes produkcijos prarandam daugiau. Šią sistemą taikant, bet ūkininkai tikisi, kad vartotojas, žinodamas, kad tikrai saugesnė produkcija, vartotojas tikrai jos ieškos, ją pirks. Atsiradus galimybei pasinaudoti parama, padaugėjo išskirtinės kokybės vaisius ir daržovės auginti pasiryžusių ūkininkų. Šiemet savo produkciją į rinką tieks daugiau kaip 120 gamintojų. Tai 3 kartus didesnis kiekis nei pernai. Praėjusį šeštadienį pasakojame apie tai, kad ES institucijos 2014-2020 metų laikotarpiui turėtų priimti eilę teisės aktų projektų. Vienas jų dėl kaimo plėtros. Lietuvoje po truputį, padedant vietos veiklos grupėms, kaimas keičiasi į gerą. Tuo įsitikinti galime apsilankydami Pagėgių krašte. Pagėgių savivaldybėje yra viso 19 bendruomenių, o jeigu mes skaičiuotume ne tik tais kaimo bendruomenės, bet visas nevyriausybinės organizacijas, jų yra 51 nevyriausybinė organizacija. 7-13 metų laikotarpį, būtent iš vietos veiklos grupės vykdomos strategijos, jau yra pabaigti įgyvendinti 17 projektų. Viso yra strategijoje numatyta, kad įgyvendinsime 47 projektus. Dar 12 projektų jau yra pasirašytos finansavimo sutartys ir per artimiausius 1 metus jie bus pabaigti įgyvendinti. Sekantį kvietimą ketiname skelbti šių metų gruodžio mėnesį ir tikime, kad tai bus pasirašytos sutartys po šito kvietimo didžiai daugumai mūsų įsipareigotų įgyvendinti projektų. Vienas įgyvendintų projektų, pasinaudojus vietos veiklos strategijos programa, yra Kentrių bendruomenės namai. Visi gyventojai pageidavo. Būtų gerai, kad mes turėtumėm šarvojimo namus. Ir tada vieną kartą mirė mano kaimo gyventojas, staigiai žmogus mirė. Aš dirbau Natkiškių pagrindinėje mokykloje ir tą žmogų atvežė pašarvoti į Natkiškių kultūros namus. Man per langą žiūrint suspaudė labai širdį, ašaros išriedėjo ir tada, grįžus į savo Kentrius, apmąsčiau, pasitariau su bendruomenės nariais
ir nutarėm, kad mes turim ūkinį pastatą ir galima reorganizuoti į didesnį, kur galėtumėm susirinkti, susirinkimams, diskotekoms, susitikimams ir taip pat pasišarvuoti savo artimą žmogų. Projektas buvo didelis, projektą padėjo rašyti savivaldybė ir įvykdėm šitą projektą. Tai nelabai sudėtinga gyventi, ar ne, bendruomeniai. Ir jeigu tik tai yra kažkoks poreikis, kurtis yra įmanoma, ar ne? Įmanoma, tik tai reikia dirbti, stengtis, žiūrėti, rašyti projektus, kad būtų gražinamas mūsų kaimas. Kas yra VVG? Vietos veiklos grupė, kuri remia kaimus. O kaip remia? Rašant projektus skiria lėšas, padedant savivaldybei, paremiant kiek tai procentų. Kentrių bendruomenė turi dar vieną pastatą, kuriame galbūt kada nors veiks moderni biblioteka. O Natkiškių kaime sporto ir turizmo centras irgi pasinaudojo parama ir gali džiaugtis sporto sale su moderniais treniruokliais. Pirmą kartą mes teikėm čia nedideliai pinigų sumai, čia buvo gali įsigyti 4 tokie treniruokliai. Tai buvo jau prieš 4 metus, berods, neklystu. Tai jau šiais metais papildėm šitą salikę savo ir dabar iš tikrųjų jaunimas jau buvo susirinkęs ir išmėgina, tai sakė labai gerai, veikti bus ką. Tai taip ir pasiekėm bendrom jėgom. Prie šitų štangų daugiausiai nori būti jaunimas, kurie nori būti, atrodyti. Tokie, jiems čia sakė, čia man raumenis nuo tų neauga, man reikia čia. Ir iš kartais nori, jo antrą dieną padirbęs porą dienų jis jau išsikė trenį žiūrų, kaip čia. Ar jau užauga? Tai jaunimas, o kuris jau mąstas biškį daugiau su galva, tai iš tikrųjų tai jam gal nėra taip svarbu, kad čia, nežino, kad čia kažkokio aukštumų nepasieksi su tais, čia tik tais yra palaikyti fizinę formą, palaikyti ir laisvalakį praleisti. Šiai dienai iš tikrųjų pas mūsų savivaldybėje, visuose kaimuose jau užimtumas iš tikrųjų yra. Dėl to, kad reikia vaikus vežti į treniruotę, į miestą jau to poreikia nebėra. Užtenka čia. Užtenka aikštynų pakankamai. Turėtų būti viena irgi iš priemonių tinkamų finansuoti, turėtų būti bent tam laikotarpiui, kur yra skirta 5 metam, kad jie tarnautų, skirti dalį lėšų, gal kažkokį tai etatą, kaip būdavo gerais laikais, kažkoks tai fizinio lavinimą instruktorius, kuris iš tikrųjų galėtų tinkamai, kad būtų naudojami šitie visi įrenginiai. Galėsim su biblioteka sulyginus. Tai yra ta pati priemonė. Bibliotekoje etatai yra, ateina žmogus belekada, įskaito knygą, išeina taip toliau. Čia užsimanęs belekada neteisiu, nes nėra etatinio žmogaus. Sakau, kad knygų skaitimas, tas pats ir sportavimas, tai yra lygiai 2 kultūriniai renginiai. Tai yra 2 dalykai, kurie žmogui reikalingi. Vieni mėgsta skaityti, kiti mėgsta sportuoti. O šito dalyko nėra. Tai šitų instruktorių sportą iš tikrųjų esam pasilgę nuo anų laikų. Tegul būtų 0,25 etatą, daug nereikėtų, 0,25 etatą po kelias valandas į dieną. Žmonių tikrai atsirastų. Kadangi patys turi pasportuoti, tai jis to pačiu prižiūrėtų, kažkokią tai programą sudarinėtų, kaip sportuoti, o jeigu paleisi čia laisvai belekam ir belekadai, tai čia po metų jų nieko nebebus. Iš tikrųjų, tai turbūt viena iš gyvenviečių, kur tikrai pakankamai aktyvus jaunimas, daug sportininkų, tai savivaldybėje, Pagėgių savivaldybėje aplamai yra tokia vykdoma kaip ir politika, kad kiekvienoje didesnėje gyvenvietėje atsirastų po aikštyną. Yra pakankamai problematiška tai, kad nėra etatinių žmonių, kurie galėtų tinkamai prižiūrėti, tinkamai kvalifikuotai pravesti treniruotės. Išmėginti savo gebėjimus ponas Remigijus pasiūlė ir vietos veiklos grupės Pagėgių kraštas nariams. O laimėtoją dar ir apdovanojo. O Pagėgių krašto administracijos vadovas išmėgino ir kardio treniruoklį. Vietos veiklos grupė, tai visi žino, tai yra didesnė parama gal kaimo bendruomenėm ir sporto klubam. Aš manau taip, nežinau, ar ten miestai daug ar dalyvauja ar ne, bet aš manau, kad čia yra kaimo programa. Kaimo ir tai yra labai teisinga. Bendruomenėm, sporto klubam ir visom nevyriausybinių organizacijom. Tai kažkoks tai geradarys, kuris duoda... O iš tikrųjų tai taip. Ne kiekvienas ar ne kiekviena savivaldybė galėtų nupirkti
panašiai neleisti pinigus tokiems dalykams. Taigi čia yra kaip ir būtinumas, ir prabanga, galiu pasakyti. Po pertraukėlės toliau pasakosime apie Pagėgių krašto bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų vykdomus projektus, domėsimės, kaip sekasi Kalvarijos vietos veiklos grupiai, susipažinusiai su jurbarkiečių darbais, ir sužinosime, kas jūsų nuomonė geriau – ropė ar ridikas.